O čia yra vila, 2 mm diametras, žiedų diametras 1 cm, pynimas 4,1. O tai viskas. Tai yra vilninis pošravis. Neparodysiu, nes... Bet truputį karšta, ne? Irgi. Nu, yra karštoka. O kieno herbas čia yra pas tave? Na, čia tiesiog taip, nekieno. Radom ir prisivom. Aišku. Tai ačiū labai. Prašom. Dar biškį pakovok. Skipis tai yra mūsų atstovas iš Australijos, toks gyvulys. Šiaip jis kangūra yra. Pasakyk, kada pradėsi? Iki paskutinio žmogaus. Matot, popiežius šiuo metu šiek tiek paėjo jam, dabar tokius žygius siunčia, žinokit, kad nerealius, kad net patys nesuprantam, kariai pervargę, žmonos badauja, gentys irgi taip pat labai sunkus metas užėjo, bet tokia jau ta ordinų dalia. Lemiamas mūšis, viskas arba nieko. Taip. Visiška pergalė, visiškas pralaimėjimas. Vienas iš dviejų. Taip. Raimondai Jurkšaitė, what are you doing here? Uždedu kojines. Questions? You wanna do an interview? I can live with you. Okay. Okay. Hello, I would like to ask, where are you from? Norway. Where are you from? I'm from Denmark. How do you like the camp? Very, very good. Kažkaip tai, nežinau ką paklausti. Aha. Can you tell from which city are you? Kragerø. Little city. In Norway, right? Norway. Okay. And this is the camp where international team lives, and which countries do you have here? Hvilke lande er der her? Norway. Denmark, Australia. Hong Kong, Lithuania. Can you please repeat? We have Norway, Denmark, Australian. There are people from Hong Kong. Georgia. I can't remember the last one. So you have quite a lot of people. Yes. Okay, thank you. Thank you. Ir šokant iš karto toliau. Oi, blemba! Šit. Koja užkliuvo, ačiū labai. Gerai. Šitą nefilmuok. Labai ačiū, smagu buvo. Kai buvo krūtai, aš noriu arklio. Noriu arklio. Kairė, grįžtu, krypčiu. Kairė, 1, 2, 3. Kairė, 1, 2, 3. Ką tu čia veiki? O dabar tai padarysim, šitas tuntas ir šitas kraštas pasikeis kardinaliai per vieną dieną. Tai eksperimentas, kurį mes atliksime ir įrodymai bus rytoj. Nu tai rūšė bus, nes jie grįžo visi
ir jie ten tokių koncentratas, toks kvapo visokio prakaito, purvo, žinai, tokio, žinai, ko ten dar gali būti, žemių, tokio dumblo. Ir ne tai, kad kvapas, bet koncentratas. Tai vat reikėtų tenais pakalbėti iš tikrųjų. Būtinai, jeigu kažkas nori tai išgyventi, tai reikėtų sukandidatuoti. Mums sekasi puikiai, mes labai saulėtai, mes gyvename geriausius savo gyvenimo metus, esame stovykloje tarp daug mergikių ir labai saulė šviečia. Tai bet papasakokite apie tas mergikės iš tikrųjų. Vat pastarąjį kartą kalbėjom porelių, tai... Taip, porelių iš pradžių nebuvo, nes vieni kitų nepažinom, kadangi suvažiavo iš visos Lietuvos, o dabar po biškį workshopui daug padėjo ir specialybių kaimelį pradėjo trintis vienas su kitu, trintis gavosi, pradėjo megztis kibirkštis, jau žaibuoja kytėm, lupytėm ir visu, kuo gali tik žaibuoti. Porą žaibų aš irgi esu pagavęs iš mergikių, labai to didžiuojuosi ir džiaugiuosi. Taip. Ir jau seniau buvo tik tai Šiaulių kraštas, atskirai Kauno kraštas, dabar jau maišosi broliai, po to su sesėm pradėjau maišytis, apsikabinimai švelnus, bučinukai. Papasakokit, o jau, pavyzdžiui, yra su palapinėm ten visokiai, gal jau kažkas lenda pas kažką į palapinę? Tokių atvejų būna. Būna, nuo vakar prasidėjo. Nuo vakar prasidėjo, bet tos porytės labai greitai laksto, nes žinom, ką komendantas pasakytų, kad taip draudžiama. Jau laksto ne tik spastovyklėse, ne tik eina į kitas spastovyklės, tarkim, iš Dievo eina į tėvynę, arba į artimą. Iš artimo į Dievą. Į Dievą. Iš tų trijų susibūrė kur nors prie laužo ir miega. Tai aš sakyčiau, kad tai labai šaunus reiškinys, tik tai bijom komendanto, vis dar bijom. Tai papasako, kaip tavo situacija, ar jau pasikeitė, ta prasme, ar dar vis esi garbstamas? Kadangi Dūlė šiuose vakaro žiniuose pasirodo vis puikiau ir puikiau, tai dabar jis jau tampa šią geidžiamą personą stovykloje. Visi nori jį paliesti, dėl to mes su Valentu jau kaip aplinkį duodamės ir ieškom bananų, kad jam kas nors duotų, kad duotų ir mum, nes jau man nelabai beduoda, jau aš nusibodau visiems, dėl to dabar jau Dūlė yra mūsų žvaigždė. Po to, kadangi Vaflintas brolis bus, kadangi Mauglis, galite nufilmuoti peruką. Aš tuoj pasiruošiu Maugliu. Kadangi jis bus Mauglis spektaklyje šio vakaro, ne šio vakaro, šeštadienio vakaro jis bus pagrindinė žvaigždė, dėl to jis jau bus žvaigždė, dėl to mes visi pabūsime tokiais ir mes labai tuo džiaugiamės. Va. Papasakokite apie pačią savo rytdienos programą, kokia planuojama programa? Taip, jeigu jūs klausite apie mūsų asmeninę programą, tai susipažinti su kuo daugiau nepažįstamų sesių, paimti kontaktus, nes jau stovykla baigėsi pabaigai ir mes tai paskaičiavom, kad jau ne visas seses spėsim. Aišku, mes turime grafikus, bet fiziškai nėra galimybių tai padaryti, tai jau... Vakar be pietų visai buvom praktiškai, nes buvo pats tas darbymetis. Po 3 valandas miegam, po 2, tai... Nes sunku labai. Papasakokit apskritai apie savo įspūdį apie stovyklą, kaip paliko, kokį, ta prasme, jau baiginėjasi iš principo, įpusėjo. Ne, apskritai tiesiog. Kokios sesės? Ir nesesės, ir apskritai. Jiem dabar tik hormonai galvą spaudžia, aš pabandysiu iš skautiškos pusės pašnekėti. Iš tikrųjų, stovykla patinka man, nes pirmą kartą aš tautiniai stovyklai, praeitoj stovyklai nepavyko sudalyvauti dėl techninių nesklandumų, o šioje stovykla tai tikrai kažkas nepaprasto, kaip sustoji aplink laužą ir yra apie 200 patyrusių skautų ir dainuoja Purpurinį vakarą. Tavo širdį užlieja nepaprastai geras jausmas, tavo venose pradeda tyvuliuoti kraujas, jis net virti, o aš net iš tikrųjų apsiverkiau, kaip per atidarimą Eglė dainavo mūsų stovyklos dainą, tai buvo nepakartojama. Ar jūs galėtumėte visi 3 padainuoti ją? Galime. Prašau, prasideda mikrofonas. Tu tai pastavė mikrofonas. Kaip prasideda? Mes antrų balsų. Tu paduok ritmą, mes... O kaip žodžiai prasideda? Priedainė. Taigi dainavai.
šoki, it šoki ugnys, miško dvasios augo, alto vėjo vaikė, debesys ant kalno, na, miško dvasios augo, balto vėjo vaikė, debesys ant kalno, mano namai. Žaleinai ir vėjas mano. Ačiū.